Pralaimėjote šį kartą outsideriai. Iš tikrųjų, gana rezultatas, kurio turbūt nesitikėjote. Tikėjomės, nesitikėjom, visus varžovus žiūri pakankamai rimtai ir žaisti rimtai nusiteikęs. Gavosi. Darėm ženklą klaidą gynybą, pirmą kėlinį pasileidėm. O kaip ir turėjom, tai mano antram kėlinį iš 100%. Bet nepaėjo kortą. Progų turėjote, tačiau nepavyko pasiekti įvarčio, pralaimėjote ir turėjote šansus patekti į kitą etapą. Prieš čempionatą, kaip manėte, taip viskas ir susiklostys, ar tikėtės, kad bus geriau? Manėm, kad išeisim ketvirti, kažkaip taip taikėm. Šitas varžybos buvo labai svarbios, bet ką, taip gavosi. Ir dabar snai, turim ką grupėje, turim VVG, turim Onyxą, Onyxas, Siena, nu, ta prasme, į pirmą vietą mes galime netaikyti. Aš tikrai stiprias komandas, bet tikrai tikėjomės išeiti grupės. Gavas kaip gavas. Lieka paskutinės rungtynės, ar joje bus dėl kažko žaisti? Aš manau, kad taip. Visi vis tiek renkamės savo Taip pat malonumui. stengsimės. Ir žaisim, kaip galim žaisti. Net ir šiandien mes nesam kažkaip labai nusivylę žaidimą, esam nusivylę rezultatą. Sėkmės. Ačiū.